Na, sveiki visi ir šiandieną aš noriu padaryti pamoką, tokį dalyką, kaip aš darau savo animaciją, tai pradedam. Tai kaip matote, nuo pradžio gauname tokį žmogeliuką. Ir čia yra next frame pamygė ir tada, kai pamygsi play, tau, tiesiog pamėgam stop ir, padarysime, kad žmogus mum mojuoja. Ir va, pasižiūrim. Pamojavo. Galim padaryti, kad kitaip mojuotų. Ir kaip jūs galvojate, kad padarau nemigdamas next frame, tai aš paspaudžiu space ir kaip matote, jeigu aš dabar pažymėčiau va šitą ir pamygčiau, tai man neužsifiksuotų, bet man šitas ir pasimygtų. Jeigu pamygčiau šitą ir tada space, tada būtų viskas gerai. Pasižiūrėm. O kaip aš sukuriu žmogeliuką, tai atsiranda štai tokia lentutė. Aš pamygu new, padarau pavyzdžiui kamuolį, edit mode. Padarome kamuolį tokį. Tarkim, biškį mažesnį. Ir save as. Tuoj palaukite. Ne tą pamėgau. Ir add to animation ir pavadiname kaip norime. Aš pavadinsiu ball. Ir kaip matote, mes jį gavome. Galime sumažinti su šituo. Padarysime tokį mažesnį. Dabar man labai sunku pataikyti į tą oranžinį. Padidinam truputuką. Pasiemame. Tai. Tipo atmuša kamuolį. Kamuolys skrenda tada. Ranką palenkiam vėl. Ir skrenda. Bum! Ir į galvą. Tada šitą ištriname. Atsiranda žmogus. Ir jisai va taip pasilenkia. Mes ištrinėme ir man errorus pradėjo mėti, tai čia nieko tokio. Gerai, kaip aš nesuprantu. Man dėl ko errorus pradėjo mėtyti. Ir pataisėme ir žiūrėkite. Errorai čia nieko tokio. Ir kaip aš padarau spalvotus, tai pamėgi follow. Tada atsiranda tokia lentutė, pasirenki iš visų mašinas kokią nori. Čia spalva, tarkim raudoną, tokią ir gerai. Ir gavome raudoną žmogeliuką. Jisai moka kamehames leisti.
Nu, padarome taip. Taip. Tada taip. Taip. Ir tada flip. Kaip matote, galite ilgiau sukioti, tai... Oi, netyčia edit pamėgau. Flip. New. Flip. 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 Ir tai padarome, kad jisai suktųsi. Dabar pasižiūrim. Na, su jumis buvau aš. Laukite kitų dalykų. Na, kitų pamokų arba panašiai kažko. Ir tiesiog dabar aš pamėgsiu pauzę ir parodysiu visą filmuką. Nu, tuoj sugrįšime.